pamainų užrakinimas yra naudingas automatinio grafiko generavimo metu, kadangi užrakintų pamainų automatas perkelti kitiems darbuotojams negali. Užrakintas pamainas atskirti nuo neužrakintų pamainų galite pagal apačioje pamainos esantį pabraukimą. Nerakintose pamainuose tokio pabraukimo nėra. Užrakinti vieną pamainą galite paspaudę ant pamainos ir pamainos redagavimo skiltyje pasirinkę spynos simbolį užrakinti pamainą arba dešiniuoju pelės klavišu paspaudę ant pamainos ir pasirinkę užrakinti pamainą. Visas darbuotojo pamainas užrakinti vienu metu galite pasirinkę papildomus veiksmus darbuotojo kortelėje ir atsivėrusiame sąraše paspaudę užrakinti pamainas. Visų darbuotojų pamainas užrakinti galite juostoje suplanuotos pamainos paspaudę 3 taškus. Iš sąrašo veiksmų pasirinkite užrakinti pamainas. Vieną pamainą atrakinti galite dešiniuoju pelės klavišu paspaudę ant pamainos ir pasirinkę atrakinti pamainą. Ar pamainos redagavimo skiltyje pasirinkę spynos simbolį atrakinti pamainą. Atrakinti visas darbuotojo pamainas galite paspaudę 3 taškus darbuotojo kortelėje ir pasirinkę atrakinti pamainas. Jeigu norite atrakinti viso grafiko pamainas, tai atlikti galite suplanuotų pamainų juostoje atvėrę papildomus veiksmus ir pasirinkę atrakinti pamainas. Nors automatinio grafiko sudarymo metu užrakintos pamainos nėra liečiamas, tačiau darbuotojams į laisvas dienas gali būti priskiriamos pamainos. Jeigu norite, kad darbuotojams ne tik nebūtų keičiamos pamainos, bet ir priskiriama naujų, tuomet jums būtų tikslinga naudoti dienų užrakinimą. Ant užrakintos dienos langelio, kaip ir ant užrakintos pamainos, apačioje atvaizduojamas pabraukimas, o pats stulpelis taip pat atvaizduojamas tamsesne, pilkesne spalva. Norint užrakinti vieną konkrečią dieną, paspauskite ant dienos langelio. Pavyzdžiui, galite rankiniu būdu priskirti visas šventinės dienos pamainas ir šią dieną užrakinti. Atsivėrusioje skiltyje diena pasirinkite dienų rakinimą skiltį. Slankiklio pagalba pasirinkite, kiek dienų nuo pasirinktos dienos norite užrakinti. Tam, kad užrakinti tik vieną dieną, slankiklio reikšmę palikite vienetas. Automatinio grafiko generavimo metu šios užrakintos dienos nebus keičiamos. Verta atkreipti dėmesį, kad Optus kiekvieną praeities dieną užrakina automatiškai. Taip yra apsaugomas praeitų dienų grafikas, kad vykdant automatinį grafiko generavimą šių dienų pamainos nebūtų perskirstytos. Užrakinti konkretaus darbuotojo dienas eilutėje galite pasirinkę papildomus veiksmus darbuotojo kortelėje, tuomet užrakinti dienas. Užrakintos darbo dienos yra pabraukiamos žalsvai, o savaitgaliai oranžinė spalva. Šis veiksmas naudingas tuomet, kai nenorima, jog tam tikro darbuotojo pamainos ir numatytos poilsio dienos būtų keičiamos automatinio grafiko generavimo metu. Pamainų ir dienų rakinimas taip pat naudingas įrankis ir vartotojui, kuris gali apsaugoti nuo netyčinio pamainų pakeitimo. Kad apriboti redagavimą užrakintose dienose, nustatymuose įjunkite šį apribojimą. Sąraše suraskite nustatymą redagavimas užrakintose dienose. Užvedę pelytę ant šalia nustatymo esančio informacijos simbolio, pamatysite nustatymo aprašymą. Išjungiame leidimą redaguoti užrakintose dienose. Dabar užrakintose dienose pokyčių negalės atlikti ne tik automatinis grafiko generavimas, bet ir pats vartotojas.